Labas rytas. Na, panašu, rudenėlis jau pasidarbavo gerai, numetė lapus nuo medžių. Tai toks pasiruošimas žiemos sezonui, mano mėgstamiausiam, šalčiausiam, balčiausiam sezonui. Tai ką, praėjo savaitė nuo starto mūsų pasiruošimo Šiaurės maratonui ir iki paties maratono dar 3,5 mėnesio. Ir per tą savaitę labai gerų žmonių dėka tikrai jau pajudėjom iš nulinės stadijos ir galėsim pamažu formintis ir registruotis į Šiaurės maratoną Švedijoje Lulėje. Tai tikrai labai esu dėkingas visiems, kas prisidėjot, kas palaikot. Tikrai susilaukiu daug gerų žodžių ir žinau, kad jums patinka ir man patinka, tai kažkokį bendrą tokį gerą darbą ir prasmingą ir įspūdingą galėsime padaryti bendrom jėgom. Na, o pasiruošimas tuo neapsiriboja, ne tik tai užtenka į maratoną užsiregistruoti, bet dar reikia nemažai išlieti prakaito, pasiruošti, prasibėgti. Tai iš tos pusės, kas liečia bėgimą, tai šiuo metu per savaitę bėgu 70 km, kas yra normali maratoninė treniruotė, tokia ištisinė 4 mėnesius trunkanti treniruotė. O dar lapkričio mėnesiui turiu jūsų išrinktą iššūkį, tai yra 100 km per savaitę. Tai nežinau, ar kitą, ar sekančią dar savaitę parinksim 100 km. Tai paprastai 100 km ir daugiau, na, tai daugiau skirta ultramaratonų bėgimams, varžyboms. Tai kai ruošiausi 50 km varžyboms prieš metus su virš laiko, tai bėgdavau 110 km per savaitę. Tai va, tai susitiksim tenai, pasibendrausim dar tenai iššūkio metu. O kas liečia ne tik bėgimą, bet ir finansinę dalį, tai aišku, kad vis dar tęsiu akciją paramos šitam Šiaurės maratonui, nes dar bus reikalinga visko, ta prasme, ir žieminiai batai su spygliais, kurių niekada neturėjau. Ir dar maža kas gali būti reikalinga įsigyti pačioje Švedijoje, gal plastikinių maišelių reikės kojas įsidėti, nes kiek domėjausi ir kiek mačiau video medžiagose iš to Švedijos Šiaurės maratono, tai ten pro tą Baltijos jūros ledą prasisunkė vanduo šiek tiek į paviršių, tai yra vietomis balos, tai nors ir didelė neigiama temperatūra, bet tas sūrus vanduo jisai neužšąla ir lieka ant ledo paviršiaus. Tai reiškiasi, batai turi būti ne tik su dygliais, bet dar ir neperšlampiami. Tai va, tai gyvenam toliau, judam toliau ir ruošiamės šitam iššūkiui. Susitiksim greitai, neužilgo, pasidalinsiu daugiau naujienų. Na kągi, 20 km treniruotė baigta, šią savaitę uždarom. Ir ką, ačiū, kad esat kartu. Pasidalinkit šiuo video ir kitais mano video su draugais ir pažįstamais, kad dar padidintume sėkmę mūsų projekto. Ir ką, tai visi būkit sveiki, likit sveiki, kilkit į gyvenimą, sportuokit, judėkit. Iki.